Investicijos – tai sąmoningas kapitalo paskirstimas siekiant ateityje sukurti didesnę vertę. Tai ne tik finansinis veiksmas, bet ir strateginis sprendimas, reikalaujantis patikimų duomenų, įžvalgų, disciplinos ir gebėjimo vertinti riziką. Investuojama gali būti į įvairias turto klases – akcijas, obligacijas, nekilnojamąjį turtą, verslus, projektus ar net žinias bei įgūdžius. Kiekviena iš šių formų pasižymi skirtingų grąžos potencialu ir rizikos lygiu. Svarbiausias investicijų principas – ryšys tarp rizikos ir grąžos. Paprastai, didesnė potenciali grąža yra susijusi su didesne neapibrėžtumo rizika. Todėl investuotojai siekia subalansuoti savo portfelius, pasitelkdami diversifikaciją, paskirstydami lėšas tarp skirtingų instrumentų, sektorių ar geografinių regionų. Tai padeda sumažinti galimus nuostolius ir užtikrinti stabilesnį ilgalaikį augimą. Laikas yra vienas svarbiausių veiksnių investavime. Ilgalaikė perspektyva leidžia išlyginti rinkos svyravimus ir pasinaudoti sudėtinių palūkanų efektu, kuris gali ženkliai padidinti sukauptą kapitalą. Tuo tarpu trumpalaikės spekulacijos dažnai reikalauja daugiau patirties ir yra susijusios su didesne rizika. Investicijos taip pat glaudžiai susijusios su ekonomikos raida. Jos skatina inovacijas, verslo plėtrą ir darbo vietų kūrimą. Kita vertus, neapgalvoti sprendimai gali lemti finansinius nuostolius, todėl svarbu remtis informaciją, analizę ir aiškią strategiją. Galima sakyti, jog investicijos yra ilgalaikio finansinio augimo pagrindas. Tai procesas, kuriame svarbiausia ne greiti rezultatai, o nuoseklumas, kapitalo kaupimas ir gebėjimas prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų.